Sveiki, zodiako ženklas mergelė. Taip, tai čia su mergelėm jau toks savotiškas sarkazmas gaunasi, nes aš labai pritraukiu mergelės, bet ne tik aš manau. Bet kas moko, kažkokias tai žinias skleidžia, knygas rašo ir taip toliau dirba informaciniuose srautuose, turėtų pastebėti, kad labai mergelės pritraukia. Mergelės lagną turiu omeny, kodėl, nes tai yra Merkurijaus valdomas ženklas ir tai simbolizuoja vėlgi žinias, bet ne tik, tai yra žemiškas ženklas ir simbolizuoja darbą. Patys darbščiausi žmonės yra mergelės jaučiai ir ožiaragiai, tai yra tie, kurie ir turėtų būti įdarbinami sistemoje, tai bet kur reikia dirbti. Dirbti turim omeny fizinį darbą, nes bet kuris kitas ženklas norės pabimbinėti, padūsauti ir taip toliau nedirbti, nes žemės stichija simbolizuoja darbą, būtent mergelės visur pasiruošusios eiti, daryti, dirbti, gilintis ir dėl to man iš tikrųjų šitas man čia asmeniškai labai patinka mergelių bruožas, nes kur tik bebūsi grupėse su mergelėm, jos, kaip sakant, dinderio nemuša ir nėra tų tokių kaip vėžių, kokių vėžio ženklo mėnulio valdomo, ne, man šiandien nenuotaika, man mėnesinės, šiandien užtemimas, tai čia tik tais dėl to, kad bet kokį konkretesnį žmogų, kuris yra konkretus, ne, kaip aš tokio tipo, tiesiog, ta prasme, nėra ką veikti su tokiu žmogum, nes jam jau vėl kažkoks tai emocijų pliūpsnis arba žliumbimas ir dėl to, aišku, patinka, ne, kaip sakykime, patinka, tai čia toks jau asmeninis vertinimas, bet tai neatsisieja nuo astrologijos, mergelės yra pasiruošusios eiti, veikti, daryti. Ne tik, kad dirbti tą fizinę prasme, nebūtinai, kad plūgą nešti ar tualetus valyti. Reiškia tiesiog daryti, imtis veiksmų, supranta, kad viskas per veiksmą, per darbą. Ir reiškia dėl to, sakau, labai prisitraukiu aš daug, bet dėl to, kad tai yra astrologinė kombinacija, reiškia Lūna kartoje. Yra žuvis lagna, ascendentas ir priešingoje pusėje, 7 būste yra descendentas mergelės. Ir būtent pačias mergelės labai traukia tokie žuviški gilų žmonės, nes jų, jeigu lagna mergelė, tai priešingoje opozicijoje gaunasi žuvis, tai jos nori gylio iš santykių, jos nori gelmių, kažkokio pokalbio, ne taip, kad apie paviršių nepašnekėti ir viskas, ne, nori gelmių, tai ir pačias mergelės labai traukia žuvis, bet reiškia, ta padėtis mergeliška gali būti juk ir saulė mergeliai, ir mėnulis mergeliai, ir reiškia, toks žmogus vis tiek yra labai atidus detalėms, visas smulkmenas pastebi, kritiškas, logiškas ir taip toliau, reiškia, dėl to yra sakoma, jau vien kai pamatot lagną mergelę, jau galit sakyti, kad santykius tokiai moteriai yra sunku. Vyrams kitaip veikia, būtent moterims, lagnoms mergelėm, gal net nesu sutikusi laimingos mergelės santykiuose. Kažkur kitur atranda laimę, žiniuose, dvasiniam augime ir iškia komunikacijoje, darbe, tai viskas gerai, bet santykiuose sunku, nes yra labai kritiškumas didelis ir dar žiūrint, kur yra Merkurijus ir visa kita, bet iš esmės, jeigu vyras ten, sakau, parašė labska, ką tu veiki, arba jeigu vyras ten, reiškia, kažkur išsipurvino batus atvykdamas pas jūs, tai viskas nurašytas kaliausiams, arba jeigu jisai nesidomi, neskaito nieko, vėlgi nurašytas ir taip toliau, ir netgi bet kokiam vyrė partnerį jos pastebės trūkumus, ne, kur kitas zodiako ženklas tiesiog nepastebi, jam tai neįdomu ir viskas. Mergelės labai reiklios yra reikalavimai dideli, nes iš to paties, kadangi aš pats dirbu, aš pats darau, kodėl jūs visi bimbinėjate ir nedarot. Čia toks, kaip aš pradėjau nuo to, būtent, kad atspindėti, kaip aš vertinu kažką kitą per savo prizmę. Tarkim, bet mes ir turim taip, mes turim žmonės priimti, kokie jie yra, mes suprantam tą visą zodiako skirtumą, bet mes tikrai turim rinktis, ne? Jeigu tu dabar esi įmonės vadovas ir tu renkiesi žmogų, kuris visiškai vėžys, dar su silpnu mėnuliu ir taip toliau, ir tu įdarbinsi jį, taigi jam užeis eilinė depresija, jis nieko nepadarys, ne, tu turi logiškai mąstyti. Aplinkybės visą lemia, bet kitur kažkur vėžys, kur reikės vaikus gimdyti, namuose būti, galbūt maistą gaminti, arba gilintis kažkur vėlgi emocijas, tai labai tiks, dėl to ir yra labai svarbu. Ir lagno ženklas visur yra svarbus, ne tik tai kasdienybėj, bendravime, bet ir labai profesiniai srity, būtent lagna ir planetos pirmam būste. Tai mergelės yra tokios, čia aišku galime ir daugiau kalbėti, bet tokie ryškiausi akcentai. Ir dabar jeigu kalbėtumėm apie silpnybės, tai žinoma, mergelė jau pats tas ženklas, ne, sako, kad žmogus yra pasitarnaujantis, jam tarnystė labai svarbi, tai arba jisai tiesiog dirba tarnautojų kažkur įsidarbinęs, arba jisai yra
pasitarnaujantis kažkam padėti, kažkokios technika, technologija labai supranta, tai gali būti kaip konsultantas kažkoks, kaip technika atlikti, kaip spintą sutvarkyti, tokios moteris, beje, turbūt visos moka spintą susikalti. Ne taip kaip kokia žuvų ženklo moteris, bendraja prasme. Tai reiškia, tas noras padėti gali būti perteklinis, kai jūs bėgat, lekiat, padedat, o jums tikrai paskui užpakalį atsuka, nes kitas žmogus tiesiog neturi tokio išreikšto, reiškia, mergelė yra toks padedantis. Ir minusas yra, kad nemoka pasakyti ne, reikia per gyvenimą tą išmokti pasakyti, ar tu galima. Taigi žmonės jaučia, kad mergelė galima apsėsti, jisai matos, pavyzdžiui, elgesį, pamatai, kad žmogus ir tą moka, ir tą sugeba, nes mergelės beveik viskas žino, jos visažinis, taigi čia Merkurijos valdomas ženklas. Ir viską žino, tai okei, galima pasitarnauti, galima sėkmingai mergelę išnaudoti, ne, čia kaip vergystės forma tam tikra, nes tai yra vis tik šudrom priskiriamas ženklas. O mergeliai sunku pasakyti, ne, tai ne liūtas, liūtui paprastai labai lengva pasakyti. Ne, aš nenoriu, aš neturiu laiko, aš užsiėmęs. Mergeliai sunku, tai reikia per gyvenimą išmokti ir neišnaudoti tokio žmogaus, o kaip tik jam irgi galbūt padėti arba kažkur nukreipti į kažkokią tokią gražią tarnystę, jeigu mes meilę turim žmonėms ir tai gyvai būtybėje, jeigu mūsų, pavyzdžiui, artimas yra mergelės ženklo žmogus ar kažkaip taip sujungia, kad kur jisai galėtų geriausiai pasitarnauti, o ne tai, kad išnaudoti. Ir aišku, įžeidumas didelis yra, labai jautrus kritikai. Aš atsimenu, iki šiol viena draugė irgi buvo Lagna mergelė. Ir čia tas bajeris tai nemirtingas yra. Ir jinai išėjo į pasimatymą su vaikinu. Ir tas vaikinas sako, o kur buvai, čia sako kirpykloj. O sako, kokią čia kupetą pasidarai. Kupetą. Ir ta draugė 3 dienas verkė. Mergelės ženklas. Dėl to, kad tas vaikinas pasakė, kad jinai yra kupeta, kad jos plaukai yra kupeta. Ir aš būdama priešingos prigimties, kažkur kitur ten kažkokios silpnybės. Aš tiek juokiausi, tiek žvengiau, išsijuokiau, kiek begalėjau. Ir kadangi draugė, tai jinai tą priėmė, sako, man tai padėjo, sako, visiška psichoterapija buvo. Sako, taigi nesąmonė. O tai iš vis pirmas dalykas, galbūt tas žmogus net nenorėjo žaisti, kažką pajokavo, visų tie bajeriai, mediniai, kitų guminiai. Tai čia gali būti ir nejuokinga, bet kodėl mes turim galvoti, kad mus kažkas nori įžeisti? Kodėl reikia taip galvoti? Aišku, mergelės ir žuvų ženklai apskritai yra silpniausi, dėl to jie pritraukia tokius patyčias, tokius, kurie, tie blogiečiai, kaip sako žmonės, kurie nori išnaudoti, bet, mergelės tas kelias yra išmokti nepriimti kritikos kitų, bet kodėl jūs kritikuoja ir kodėl jūs priimat. Galbūt jūs irgi esat linkus kritikuoti ir ieškoti krislo kitame, nes mergelė tai yra mergelė lygų kritika. Skorpionas taip pat to turi, bet mergelė tai atspindi jau savaime kritiką ir trūkumo ieškojimą, dėl to joms labai tinka darbai pedantiški, visokie analitiški, ieškoti ten, kur šitoje lentelėje skaičius 3 arba analitika kažkokią sudėlioti, arba viską taip tobulai, kad klaidų nebūtų sudėlioti. Schemos ir sistemos ir analitika yra mergelės. Pliusas ypač dar jeigu kokį ketų pirmam rasite pas mergelę, tai iš vis tai kosmosas, nes pats ketų pirmam jau simbolizuoja analitinius įgūdžius.